žiema. Lietuvoje dar kažkaip pusė nieko nebuvo. A čia žiūriu, oho kaip sninga. Nu, bet ir žadėjo Lietuvoje va, po pietų. Tai va, ir ateis iš Lenkijos. Ну ką, priехали. Čiuožykla. Kalnas, tai čia mes neįkilsime. Čia fūras neįkils į kalną, dabar mes visi stovim, apvažiuoti nėra kur. Autostradą važiuojame praktiškai 30-40. Grynas ledas. Mane ten kai sumėtė kažkur tai gerai, kad buvo labai daug erdvės, nu, tokios juostos iš 3 ten į 4, kažkur ten buvo toks, žinai, nuokalne. Gerai, kad buvo daug erdvės, tai taip biškai pamėtė. Gerai, kad nepasimečiau, nes jeigu ant stabdžių dėtum, ten būtų apsukę ratais. Bet tai dabar viskas, galvoju, geriau 30-40 važiuosiu, bet davažiuosiu. Nu, žiūrėsim, kaip čia kilsim į kalną. Sustoji, tave iš karto neša iš šoną, kai pradedi važiuoti ir kaip sakant, prasisuka ratai. Čia negali labai toli taip arti važiuoti, kalnas gali pradėti slysti mašiną atgal. Nu ką, fūra inkilo. Ateina Paklančia. Čia baisu, negali greičiau. Aš ten, kai mane pamėtė, tai aš dabar bijau. Sakau. Ir taip gerai pamėtė, dar gyvenime manęs taip nebuvo užmetę. Čia matai, visos fūros net laukia, kol kita užkils, nes čia jeigu tu atbuliniu varysi, tau čia šakės gali būti. Nes čia reikia gazą duoti, kad inkilti. Jeigu čia prasisuks tau ratai, taip sukasi. Čia kapiec. Eina Paklančia. Nu ką, pastrigom jau kažkas kažkur pastrigo, dabar viso, ir aišku fūra kokia nors. Nu ką, dabar prie Zambruvos stovime, vėl čia turbūt ilgai ir nuobodžiai stovėsim ir iš lėto važiuosim, vienu žodžiu. Čia aš turbūt iki Vroclavo posūkio, tai tik tai vidurnaktį gal davažiuosiu. Kur šiaip vidurnaktį aš turėjau būti prie sienos. Tai dabar Varšuvai važiuoju, irgi grynas ledas. Tai va, nuo Lietuvos sienos iki Varšuvos aš 6 valandas važiavau vietoj 3. Ir dar ne pabaiga, aš nežinau. Aš dabar netoli sienos turėčiau būti, už Vroclavo, o čia dar Varšuvos tada važiavau. Aš turbūt rytoj nieko neišsikrausiu, nes iki 3 dirba. Aš dabar pavargusiu. Tai kaip reiks be miego varyti.